Sveiki. Sveiki. Turiu jums klausimą. Kaip apsivalyti savo aurą energetiškai nuo visų seksualinių partnerių visur internetuose ieško normalios, tikros informacijos, bet nerandu. Gal jūs galėtumėte apie tai pakalbėti, kadangi labai susirūpinu savo dvasinę, emocinę higieną. Man šiuo metu tai yra aktualus klausimas pastiprintai. Šiaip tai, man atrodo, čia tokių visokių auros, tavo biolauko valytojų, bioenergetikų, visokiausių jų čia knibžda kai vabalų, pas mus net lietuvėliai mažutį. Tai jie gal, sakykim, būtų kompetentingesni, labiau įgūdę tai daryti. Nes aš tokiais vadinamais tiesiog valymais neužsiimu. Tai ką aš čia galėčiau pasakyti? Ką aš čia galėčiau pasakyti, tai ta prasme, mes kalbam technologiškai, mechaniškai. Pirmoji eilė, iš kur tu ištrauki, iš kur tu žinai, kad tau tą aurą reikia apsivalyti, iš kur tu žinai, kaip tu žinai ir supranti, kad ta tavo aura kažkokia nešvari. Kaip taip žinai. Tai turbūt pats supranti klausimas, kur veda, kad tu nieko turbūt negalėtum pasakyti. Tai, dvasinė, emocinė higiena, va čia toks klausimas jau gal tik abstraktesnis, bet priimtinesnis, racionalesnis. Toliau, gali ar nebūti ta aura apskritai kažkokia nešvari? Tai aura yra laukas. Pirmas dalykas, ar jinai yra išvis, reikėtų klausimą, aš kur žinau. Davai apie tai dabar mes čia nekalbėsim. Manimų ir aš turiu atitinkamų patirčių, savų asmeniškai metodų, kaip ją pažiūrėti, pamatyti, bet dabar ne apie tai. Tai yra aura. Kaip, nekeista, žinai, kaip sėdi dabar, bet aura čia yra. Tai kas tai yra? Čia panašiai gali įsivaizduoti, kaip yra laidas elektros. Gali skaitimti afijas. Ir tu galėsi pažiūrėti su prietaisiukais. Aplink bus laukas, jis elektromagnetinis, elektrostatinis laukas koks nors. Šiaip rimti mokslininkai ir sako, kad pati vadinama elektra ir eina va šituo lauku. Ne per patį laidą, tipo, lauku daugiau eina visa ta jėga. Tai ir aura mūsų. Ji yra generuojama mūsų kūno ir dar galbūt, bet jau tos irgi čia kaip auros dalis bus vadinamos čakros arba lietuviškai vertos vadinasi, vertukės, vertelės, verstukės kokios gal, kaip, žodžiu, vertos, lietuviškai vadinasi. Tai, jos, tas, kas dėdasi tą kūnį, sakykim, tai aura yra nuo to ir priklauso, kaip išgeneruosi. Tai paprastai tada, jeigu tu būsi baimėj, strese, įtampose, eina su neigiamu sukiniu ir eina krūvis per tai griaunantis, netartantis eina. Jeigu tu būsi aukštose būsenose, džiaugsme, pakilėtume, sotus, gerai maitinsiesi. Plius, aura yra labai subtilus dalykas, jinai daugia sluoksnė, daugia kompozicinė, gal sakykim, daugia komponentinė. Jeigu ji generuojama skirtingų, sakykim, tavo kūne esančių generacinių mechanizmų, gal čakrų vadinamų ar vertų, tai yra žemi dažniai, kaip ir visur amplitudė, ir yra aukšti dažniai. Ar ten bus dominuos žemi dažniai? Ir tada prasideda kas? Tada mūsų klausimas juda kokia kryptim. Kaip tu tą aurą tada užsiterši? Kaip ją galima užteršti? Arba tą biolauką tavo, arba dvasinį, tą emocinį. Tai iš čia tai vėl tada reikia tiesiog banalių žinių apie žmogų, kurių, kaip taisyklė, patys žmonės ir neturi. Mes, matai, sakom, tą banalią žinią, sakom, kad žmogus tai yra kūnas ir tai, kas gyvena kūne. Tas, kas apgyvena kūne, tam, kas apsigyvena kūne, mes duodam pirmenybę. Kūnas laikinas egzoskeletas,
laikini namai, to, kas apsigyvena kūne, mobilūs, gyvi namai, o tokie va, regeneruojantys, augantys ir sunykstantis. Tai vat, ir kūnas padarytas iš ko? Iš ko mes pasidarom kūną? Imam maistą ir valgom. A maistas iš ko padarytas? Jis maistas yra iš žemės praktiškai. Saulės da energijos kažkaip tenais kažkaip įsikomponuoja. Ir šiaip va, iš žemės elementai, žemę valgom. A kas yra žemė? Ar čia galim sakyti, kad čia žemos vibracijos, kokia žemė yra? Ne, jos tik kitokie dažniai tiesiog. Jo, va tas, kas apsigyvena kūne, yra aukštesnių žymiai vibracijų. Viskas iš vadinamų vibracijų. Aišku, reikėtų detaliai kalbėti, kas yra tos vibracijos, bet irgi čia ne tas formatas dabar. Tai tas, kas apsigyvena kūne, jis yra subtilesnė, plazminė, mes galim sakyti, tokia subplazminė būtybė. Ir jinai per smegenų kamieną, tinklus mechanizmus, čia irgi apie tai dabar labai daug nesikalbėsim, asocijuoja, susilieja, tarytum, susivienyje su kūnu ir per nervų sistemą tarytum pasklinda, susijungia per nervų sistemą, per neuronų. Ir aplink neuronus, aplink kūną susidaro tą vadinamą aurą. Per tai mes patiriam, išgyvenam viską, kaip save tarytum. Tarytum aš pats savimi, dėmesiu, valia, savimi užpildau tarytum kūną. Aišku, čia daugiau didesnė kaip yra iliuzija, sąlyginai ne iliuzija. Aš tarytum siekiu, tas, kas jis kūnis siekiu, kiekvieną galiuką savo pirštą. Bet tarytum kiekvienas piršto galiukas irgi siunčia signalą per neuroną. Bet čia tokia abipusė sąveika, kur vyksta savęs patyrimas. Tai dabar mintis kame. Tas, kas apsigyvena kūne, dažniausiai būna aukštų vibracijų. Tas, kas kūnas tina, kaip vadinama, dvasinė būtybė, iš labai subtilių, kažkada, kažkur, kažkaip sukonstruotų, surėdytų. Ir mes čia dabar irgi apie tai labai nekalbėsim, bet iš principo ateina aukštų vadinamo tokių vibracijų, palyginti, kūrinys, tvarinys. Ir apsigyvena kūne, kūnas žemesnių vibracijų ir kūnas, matai, sakom, ypač bręstant, daugiau patinam labiau tas, suprantate, prasideda brendimas, ypač kai prasideda geiduliai, geismai, prasideda statusą vadinamo hierarchinio instinkto veikimas. Tai yra, taip ir suprask, kūnas irgi visas vibruoja. Dabar aš savo per pirštą bakstėjimą ir jį pajutau. Kodėl pajutau? Už tai, kad per kūną man iki manęs ateina vibracija. Kiek dar iki to manęs ištisai ateina vibracija iš mano kūno. Įsivaizduoju. Ištisai, įsivaizduoju. Alkis, šaltis, šiluma, slėgis, aukštis, aistros, geiduliai, generuojami ištisai, supranti, ir per kūną sklinda tau, ir tu prisidedi, tada bendra dalyvauni tame, sklinda, tas jau ir atsispindi tavo aurai, tada žemesniais vibratyvais užsipildo aura. Man reikia paprastai suprasti. Kūnas yra generatorius, jis pats savaime generuoja daug laukų energijų, didelį dalį jis generuoja sumoj sąveikos su to, kas gyvena kūne. Nes, kokias vadinus, aš pats galiu savo vaizduotį pradėti, žmogus ypač savo vaizduotį gali gyventi. Troškimais, geiduliais, nepasitenkinimais, stresais, įtampom. Ir šitą vėlinę štai sklinda. Dabar pagauni mintį paprastą, ką reiškia apsivalyti aurą. Tai reiškia, pirmoji eilė nebegeneruoti žemų vibracijų, nebeturėti gaidulių pirmoji eilė, jokių geismų ir gaidulių, nieko negeist. Nekniauti tavo zoologinė, gyvulinė aistros noro, aistrinai pati savaime tai yra, bet matai, kaip ją sustabdyti, kaip ją kūnas nori gyventi savo gyvenimą. Kūnas nori, jis kaip lyties, šitą rūšies elementukas, jis turi tęsti giminę. Todėl jame yra daug labai stiprios zoologinės dinamikos,
kurie tave atakuoja, kaip eik dauginkis, galvok tik tai apie dauginimąsi, nes kitaip išnyks rūšis, suprantat? Todėl ir prasideda aistros užlyja, žemi geiduliai, paskui statusai. Statuso troškimas yra pagrindinis, yra valdžia troškystės, piniga troškystės principas. Šitie principai, jie tampa pagrindiniu išradingumo klastoje, niekšybių, nuopolių priežastimi, puikybės visokius generacijom. Čia prisistato, čia tų geidulių generacijoje, čia galima žinai sulyginti, kai žmogus pradeda gyventi šitais geiduliais, arba žemom vibracijom, tame tarpe baimėm visokiam, jis iš šalies matant, nekūniškam būtybėm, matosi jis kaip fontanuojantis, kaip smirdantis toli. Jis prisikviečia pas save, prisikviečia astralinės vadinamas būtybės, lervas, demonus. Lervos, vakame, ypatingoji tema. Kaip apsivalyti nuo lervų? Kas tos lervos? Iš kur aš žinau apie tas lervas? Prisiklausęs kažko? Ne tik tai toli gražu. Aš esu pasakojęs anksčiau, matai, ištrinti tie filmukai, iš naujo reikia pasakoti. Apsigyvena ta aura iš nugaros srities ypač. Tarpuvietėje apsigyvena, suprantate, tarpuvietėje gniužulais apsigyvena. Mes, jeigu turėtume tokį gebėjimą regėti, matyti žmonės, žmonių auras vadinama, ir tas lervos tas ant jų. Čia būtų toks filmas košmarinis, suprantate, šitam pasaulyje, kad jūs net protų neišnešat, jūs pamatytumėt, kad didžiulį dalį žmonių ant nugaros, ypač tarpumetyje, čia visur palei kupras, sėdi kimsai tiesiog, sėdi medūzos tokių, jūs net su veidukais būna, tokius pusiausius su kokia sąmonė, ir sminta tavo šitam vibracijom. Vakas prasideda, kai tu pradedi ištisai generuoti žemas vibracijas, tu prisišauki tai, kas tuo minta. Jos apsigyvena tavo aurai, susismelkia savo žiuželiais vadinamais, kaip medūzos turi savo tuos žižius kaspinus, plūduriuojančius, tai jie susismelkia į tave, į tą apviją tavo čakras, tavo į stuburą kamieną apie energetinius kanalus ir minta, siurbia tą energiją. Ir paskui, matai, kas dar atsitinka. Jos pasikrauna tą energiją, kai tu būni aistroj, kokio gedulio tenkinim, agresijos, pykčio, arba alkoholizmo kokie, važinai, narkomanijos, troškime ir tenkinime, jos minta. Pasišyri, kurį laiką, jau būna biškai pasikruoja, pasimaitinė, ramios būna. Paskui jūs pradeda alkt ir jūs pradeda atakuoti tave iš savo resursų, vibracijas leisdami į tave, į tą asmenį, į tą psichiką, užvedinėdami tave vėl, kad tu vėl norėtum įtenkinti tą aistrą. Žmogus kartais net nebesupranta tada, iš kur jį tas apninka, tas nesutramdomas, atrodo, aš nežinia, kur lendantis, melkiantis geidulingumas, ar noras lošti azartinius žaidimus. Visur, matai, ką darai su aistra, noras sėsti, noras rūkyti, noras gerti, visų žemų šitų vibracijų generavimą. Ir jūs minda. Čia pristata ir demonai tada, ir tie šitų cirkų mėgaunais, kas tie demonai, jų rūšys, veislės, gabaritai, ir vėl begalinė kalba, iš kur vėl aš tai žinau. Iš tą patirties, kaip jį gali būti, atrodyti tą tokią patirties. Dar kartą primenu, kaip čia, sakykime, nekukliai, kad skambėtų, nekalbu nieko, ko nesu patyręs pats. Daug kartų patikrintai. Matai, kas yra, prisiskambini, prisikvieti, ir tada lenda, apsigyvena šeimoje, giminiai, paskui lydi giminė, aš tai vadinu savo leksikais, ant daugelės giminių yra tiesiog uždėta kanopa. Žmonės ateinantis žmonės, konsultacija, ateinus kažkam pastiprintam avarijam, vadinamai karmai, savo kažko, tiesiog praktiškai biškai įgūdus akim, iškart jau praktiškai matosi, kad ant tą giminės uždėta kanopa. Ir ant tavęs jau uždėta kanopa. Tarp kitko, manęs irgi buvo uždėta kanopa. Mano giminės irgi buvo uždėta kanopa. Nebėra dabar. Gal, galim sakyti, kad aš tai sutvarkiau. Tesnis baigėsi. Nors kainavo gyvenimą daug. Tai matai, ką reiškia daug maž apsivalyti? Tai matai, svarbiausia, ateinant, matyti tą
kas ateina, tai dauguma, toli gražu ne visos dušelės tokios. Aš primenu, kad mūsų kūnuose gyvena labai įvairios būtybės. Ne tik vienos rūšies kažkokios dušelės, kurie skiriasi tik vadinama branda arba jaunumu. Ne, gerbėmieji, gyvena čia tokios būtybės, keistenybės, įvairovė, vadinamų sielų pasaulyje yra didžiulė įvairovė ir didelė, net nesakysiu, kad labai didelė, bet, sakykime, paprastai bent jau pasakykim, įvairios būtybės gyvena, įvairios. Ne vienos rūšies vadinamos kažkokios aukštos, gražios, šviesios, tos dieviškos sieliukės. Toli gražu ne taip. Tai čia vėl sakėm atskirai kalba. Ir kaip ir irgi, tai žinau, tik iš savo patirties, galbūt tik iš savo patirties, aš pezalų, klėdalų prirašinėtų kažkieno ten, niekada praktiškai net necituoju. Ne vien klėdalai, kartais sutampa, nes aš ne vienas iš tos dalykus patyręs, bet iš principo, aš kalbu tik tai, ką aš esu patyręs ir patiriu, žinau savo patirtimi. Ir galiu daugmaž, sakykime, argumentuotai tai dėstyti. Įrodyti šitos dalykus, dėja, ne tai, kad neįmanoma, bet sunku. Nes prietaisų tokių, kuris galėtum patvirtinti tos dalykus, nelabai yra. Bet kas išmoksta, pavyzdžiui, aš ten darydavau, pavyzdžiui, stovyklas tokias, vadinamą sąmoningo sapnavimo, šeimo iš kūno stiklą. Ir ten atitinkama dalis žmonių, jiem jau pavykdavo patiems savo patirti ir patiems savo turėti įrodymų. Nes prietaisas galintis fiksuoti šitų dalykų, esti tik mūsų pačių kūnas. Tokių subtilių prietaisų dėja akademijos sistema neturi, ar gal beveik neturi, ar gal mes net nežinom, kad turi. Gal tiesiog nuo mas yra slepiami šitie dalykai. Aš daleidžiu pilnai, kad vis tik tai įmanoma šiais laikais su fizikinės visais šitais metodais, žiniomis ir įrangam jau šiais laikais galima, man atrodo, fiksuoti ir aurą, ir ten esančias keistenybę. Tai va. Mes, kas ateinam į šitą pasaulį, kaip dūšis, mes kalbėsim daleiskim apie tas, kurie šviesesnės. Gal tikriausiai vis tik jos sudaro daugumą, žinai. Tai mes ateinam iš šviesos, tyrumo su meilė, begalinė, ta kosminė svaiginančia, tiesiog aukščiausių prasmių. Taip, kas vadinti meilė, būti džiaugsmu. Tai šitą dalyką reikia išsaugot, skaitasi, išsaugot meilę svarbiausiai į šitą pasaulį. A tu ateini į zoologinį pasaulį, į hierarchinių instinktų, šitos visokios, kur šitą, matai, išreiškia žmonės, šėtonas šitą pasaulį yra kunigaikštis. Čia vibracijos žemyn eina. Kūnas irgi pradeda tave įsiurbti, įtraukti sąžinės vibraciją. Ypač brendimo fazėse, aistrų šitų visų hormonų, audrų metu. Įsiurbė, pradeda persmelkti su gyvuliu. Praktiškai visi mes turim tą patirtį, ant kiek vaikystėje mes buvom jautrus ir iš tikrųjų mylintys, įsimylintys. Ten gal net nuo darželinukos, ten gražesnės mergytės berniukus, ten jie kitus įsimylėdavo mokyklą, visur. Paskui, matai, svaikstam, paskui žmonės jau pradeda kalbėti. Moteris ilgiau išsaugo šitą meilę savį ir gebėjimą mylėti, išsaugo ir dūšį savo tyresnį išsaugo labiau. Bet jis ir silpniau mažiau atakuoja aistrų ir hierarchiniai instinktai. Patinai, čia yra daug didesnė rizika grupė. Jūs labiau atakuoja šitas hierarchinis instinktas, dominuoti, išlikti, lyderiauti, būti mačio, zoologija. Rimti išminčiai, šventikai ir sako, svarbiausia išsaugot meilę, aukščiausia prasme būties, nesigulėt. Bet visiškai dėsningai ir savaime, ir, sakykime, iš aukštesnių tų aspektų visi tai žino, ten tavo angelai sargai irgi tai supranta, estis kaip tolerantiški tau, jie supranta, šitas rizikas fazės, inkarnacijos, kai tu ateini, nežinai kaip išminčiai įsireiškia save, net buvę šventieji, kurie vėl įsikūnė į kūną ir tiesiog rizikuoja nupult, degraduoti su gyvulėm. Ką jau ten jaunom mažiau brandos turinčiom sėliukėm. Matai, mintys kokios,
Nesileisk į žemas vibracijas. Gaidulių, aistrų, žemų troškimų, keršto nuo kokio ten pavydų. Nu, visas paprastai tas skalė visų žemų vadinamuose. Ne tik tai gaidulių, bet ir aistrų. Ir aistras yra žemos vibracijos, supranti? Nors pas mus čia daug kur apdainuojama poetiškai aistros, tos ten, bet aistra irgi grūgus dalykas yra, jeigu aistram, ėdimo aistram. Kaip sakau, be aistro, žinai, kažkiek su saiku viską galima, gal biški, žinai, su saiku, bet kad tai neuždominuotų tavęs, kad tu netamptum prietaisų įrangą, kuris tenkina tik tai aistrą. Aš turiu kartais net konsultacijų tokių, žinai, patys vyrai kartais moteris pasakoja, žinai, apie savo ten antrą pusę, ką nors, ant kiek, sakau, ten su gyvuliais, ypač parnuko šitos tokiais žiūrėjimais, lygiai tas pats, kaip ten futbolo fanai, ten bliauna kaip bandas, čia fiziologinis elgesys skaitas, todėl bandos apskritai reiktų vengti. Bando yra, ten veikia praktiškai zoologiniai dalykai, zoologiniai instinktai, su gyvulėjimai. Tai jau tokie dalykėliai. Kaip negeneruok, su kaip lervas įsivalyti. Čia jau ilgesnė atskira kalba, savrai, ir gal kada nors kitą kartą, bet pirmoji eilė nereikia jų maitinti. Bet jie sugeba užsikolcionuoti, supranti, ir jos alkanas tave labai atakuoja tada, dažnai, reikia valyti lervas. Bet aš nenoriu dabar čia suplakti šitą temą į tai, supranti, kaip nors, kada nors padarysim atskirą kalbėjimą apie tai, kaip apsivalyti nuo lervų.